Tai va, čia tiesiog mano pastarojo video tęsinys. Įsijungia kamerą ir, ką aš norėjau pasakyti, pratinami prie galimo karinio konflikto, bet iš esmės gyventi kaip stručiui įkišus galvą į smėlį irgi neišeitis. Tai va, šių dienų pasaulis yra labai crazy. 2025 metai, balandžio 19. Tai va, tiek tada šiam kartui. Galbūt jo dar pamąstymui. Tiesiog bandau įsivaizduoti, kaip būtų, jeigu, pavyzdžiui, prasidėtų kokia nors tai suirutė, dar kažkas tai tokio. Aš ir pats turiu šeimą, kaip reikėtų, tarkim, šitame raiste išgyventi. Savaitę, turint minimaliai maistą. O dabar kaip tik pradėjo labai atsirasti odų, musių. Na ir tikrai, tas stovintis vanduo, jisai dar daugiau to gyvių prikviečia. Na, tikėkimės, viskas bus gerai. Nors iš Trumpo administracijos, iš Rubio jau matom tokių pykčio signalų Putino atžvilgiu. O Trumpas jis yra debilas. Jisai tiesiog, man įstrigo vienas labai video, kaip jisai lipo į lėktuvą su skėčiu. Ir kada įlipo į skėtį, į lėktuvą su skėčiu, jis tą skėtį tiesiog numetė. Tai čia labai daug ką pasako apie žmogų. Tai va. Ką, ačiū dar kartelį už jūsų paskirtą laiką mano video. Jie nebus niekad. Irgi tiesiog, aš kaip ir sakiau, čia toks monologas, mano minčių toksai, galbūt kratinys, net nežinau. Kada vaikštų šitoj vietoj, būtent šitoj vietoj, kažkaip man labai gerai galvojasi, išanalizuoju viską. Tai va, sėkmės jums.